Prisijungiant prie tų, kurie kaltina ryklius, paukščius ir delfinus esant Mosado agentais, kai kurie žymus ispanai teigia, kad Izraelis buvo atsakingas už masinę daugiau nei 70 000 migrantų invaziją į Ceutą iš Maroko. Tačiau Izraelio vidaus karams dėl to, kaip valdyti savo pačios sienas, šią savaitę vėl pasiekus kulminaciją, toks kvailas kaltinimas tampa dar liūdnesnis ir juokingesnis. Aš esu Ilona Mizel-Diamant, Izraelio teisės ir laisvės forumo vykdomoji direktorė, ir tai yra pagrindinis įstatymas. Taigi įstatymas, skirtas atgrasyti nuo terorizmo, šią savaitę buvo sustabdytas aukščiausiojo teismo, motyvuojant tuo, kad jo įgyvendinimas galėtų padaryti nepataisomą žalą. Pats įstatymo svarstymas, liaudiškai vadinamas Shear Hayai įstatymu, numatytas lapkričiui. Leitenantė Shear Hayai, 22 metų, buvo viena iš 4 2017 metų nužudytų kareivių, kai Fadi Al-Kunbar, 27 metų, Džabal Mukaberio gyventojas, įvažiavo sunkvežimiu į grupę kariūnų Armon Hanacivo promenadoje Jeruzalėje. Dar 13 buvo sužeisti. Šis įstatymas, pavadintas jos vardu, yra pilietybės ir įvažiavimo į Izraelį įstatymo pataisa. Ir ką jis daro? Tai draudžia vidaus reikalų ministrui suteikti leidimus gyventi ar rezidento statusą palestiniečiams iš Judėjos ir Samarijos arba Gazos. Gyventojams, kurie yra nuteisti už teroristinius nusikaltimus, aktyviems teroro veikėjams arba jų šeimos nariams. Priimtas praėjusių metų Liepą, įstatymų įgyvendinimas turėjo prasidėti po kelių mėnesių biurokratinių vilkinimų ir įšaldymo, ypač dėl šeimos bausmės klausimo. Tai vyko dieną prieš įstatymo įsigaliojimą. Dabar, tiems, kurie klausosi už Izraelio ribų, o gal net ir kai kuriems čia, pati mintis, kad įstatymas galėtų bausti nusikaltėlio šeimos narius, atrodo svetima, galbūt neteisinga. Ir šiandien noriu pabandyti paaiškinti abi šio pataisos ginčo pusės platesnėme vadinamojo šeimos susijungimo diskusijų kontekste. Tai sudėtinga. Tai paliečia kažką esminio Izraelio visuomenėje ir izraeliečiai tai laiko egzistenciniu klausimu. Aš neužimsiu pozicijos dėl konkrečios politikos, bet tikiuosi, kad ši laida suteiks jums informacijos, kuri leis daugiau skaityti, gilintis ir polemizuoti su požiūriais, kurias išgirsite šiandien. Taigi, šeimos susijungimas. Iki 2003 metų Izraelio pilietis, vedęs palestinietį iš Gazos arba Judėjos ir Samarijos, galėjo įprasta tvarka prašyti sutuoktiniui leidimo gyventi. 1993–2003 metais manoma, kad maždaug 130 000 palestiniečių atvyko į Izraelį ir gavo Izraelio gyventojo arba piliečio statusą per šeimos susijungimą. 2003 metais antrosios intifados įkarštyje, kuri nusinešė daugiau nei 1000 izraeliečių gyvybių, įskaitant daugiau nei 120 vaikų, Knesetas priėmė įstatymą įtvirtinantį laikiną vyriausybės nutarimą. Šis nutarimas apribojo pilietybės suteikimą ir leidimų gyventi bei įvažiuoti iš Judėjos ir Samarijos bei Gazos atvykstantiems asmenims, o vėlesnė pataisa papildė sąrašą keliomis priešiškomis valstybėmis. Įstatymas suteikė vidaus reikalų ministrei diskreciją išduoti individualiai patikrintas atnaujinamas išimtis tiems, kurie atrodo kelia mažesnę saugumo grėsmę. Taigi tai yra tam tikro amžiaus sutuoktiniai, vaikai, medicininis gydymas, darbo leidimai. Įstatymas, kuris, kaip minėjau, yra pilietybės ir įvažiavimo į Izraelį įstatymas, buvo kasmet atnaujinamas iki 2021 metų, o 2022 metais priimtas iš naujo. Kohelet politikos forumo tyrimas rodo, kad nuo 2003 iki 2020 metų buvo patvirtinta maždaug 48 000 išimčių. Jie apskaičiavo, kad patvirtinimo rodiklis siekia 54%. Dabar jau daugelį metų Izraelio politinėje dešinėje auga nerimas, kadangi atrodo, jog įrodymai rodo, kad antroji šeimos susijungimo karta, tai yra vaikai, gimę žmonėms, kurie čia pateko tokiu būdu, yra neproporcingai įsitraukę į teroristinius išpolius Izraelyje. Pasak Amito Halevio, Kneseto nario, kuris inicijavo Shearos Hadžadžo įstatymą, prie kurio dar sugrįšime, tai taip pat yra teiginys, kurį pagrindžia žvalgybos duomenys. Dabar yra skaičių, į kuriuos įstatymo šalininkai nurodo kaip įrodymą šiam susirūpinimui. Ir mes naudosime daugybę atvirų šaltinių informacijos, kurią galite patys pasitikrinti. Taigi, 2021 metų laikraščio Israel Hayom tyrimas, naudojantis, kaip teigiama, 2001–2016 metų saugumo tarnybų duomenimis, nustatė, kad šeimų susijungimo antrosios kartos vaikai buvo įsitraukę į terorą 3 kartus dažniau nei jų dalis šalies gyventojų skaičiuje.
ir net 12 kartų dažniau tarp Jeruzalės atvejų. Po riaušių Lode, Ramle, Jafe ir Akre 2021 m. gegužę interesų gynimo grupė Ara Israel peržiūrėjo daugiau nei 120 arešto bylų iš Lodo ir Ramle. Jie nustatė, kad maždaug 60% sulaikytųjų už išpolius prieš žydų civilius ar saugumo pajėgas ir 63% tų, kuriems iš tikrųjų buvo pateikti kaltinimai, turėjo tėvą ar motiną atvykusius per šeimos susijungimą. Negeve, kur taip pat kyla didelių teisėsaugos ir terorizmo iššūkių, žurnalistai jau daugelį metų kelia susirūpinimą dėl beduinų gyventojų palestinietinimo. Vėlgi, dėl šeimos susijungimo, kai beduinų gyventojai vedė žmonas iš priešiškų palestiniečių bendruomenių. Dabar tai, kas skamba kaip diskusija apie kilmę, iš tikrųjų yra diskusija apie pasaulėžiūras. Empiriniai duomenys rodo, kad žmonės atvykstantys per šeimos susijungimą iš šių regionų palaiko smurtinės ideologijas, net jei jie patys nebūtinai vykdo smurtą. Nereikia toliai ieškoti, kad tai pamatytumėte. 2023 m. gruodį Palestinos politikos ir apklausų tyrimų centras 2023 m. gruodį atliktoje apklausoje nustatė, kad 72% palestiniečių Gazoje ir vakarų krante teigė, jog Hamas spalio 7-osios ataka buvo teisingas sprendimas. Praėjus 2 metams, naujausioje 2025 m. spalio apklausoje, šis skaičius sumažėjo nuo aukščiausio taško, bet vis dar viršija 50% ir vėl kyla būtent Gazoje. Didžioji dauguma apklaustųjų, 85% Judėjoje ir Samarijoje, bei 55% Gazoje, priešinosi Hamas nuginklavimui, net ir kaip sąlygai užbaigti karą. Ir ginkluota kova vis dar buvo laikoma geresniu keliu nei derybos ar taiki visuomeninė rezistencija, ypač Judėjoje ir Samarijoje. Tai reiškia, kad tikimybė, jog imigrantas iš šio regiono atvyksta su tokiomis pažiūromis, yra itin didelė, o tikimybė, kad jis perduos jas savo šeimoje, yra panašiai didelė. Tai palieka politikos formuotojams klausimą, kokią riziką verta prisiimti. Taigi, tai yra saugumo argumentas, kodėl reikėtų griežčiau žiūrėti į šiuos šeimos leidimus apskritai. Ir prieš pereinant prie kontrargumentų, paminėsime ir demografinį argumentą. Žydų daugumos išlaikymas Izraelyje yra itin svarbus tiek valstybės fiziniam saugumui, tiek jos charakteriui. 2021 metais demografas Arnonas Soferas dar kartą pakartojo prognozę, kad neribotas atvykimas kartu su natūraliu arabų gyventojų skaičiaus augimu Izraelyje per 60 metų čia panaikintų žydų daugumą. Kaip ir bet kuri kita šalis, Izraelis turi teisę saugoti savo sienas ir piliečius bei nustatyti sąlygas, kuriomis užsieniečiai gali atvykti. Dabar šios ribojimų kritikai į šią situaciją žiūri visiškai kitaip ir daugiausia dėmesio skiria individualių teisių pažeidimui. Taip, aukščiausiasis teismas yra apibrėžęs teisę į šeimos gyvenimą kaip pagrindinę konstitucinę teisę, į kurią turi teisę kiekvienas Izraelio pilietis. Be to, pasak įstatymo kritikų, būtent Izraelio arabai yra neproporcingai paveikti, nes jie sudaro visus tuos, kurie tuokiasi su arabais, iš teritorijų, kurioms taikomas šis numanomas draudimas, su tam tikromis išimtimis. Tikrinant kiekvieną pareiškėją, Izraelis turi suderinti savo saugumo sumetimus su įsipareigojimu lygybei ir žmogaus teisėms. Izraelio aukščiausiasis teismas iš tikrųjų 3 kartus nagrinėjo šį pilietybės įstatymą, 2 kartus iki šiol, palikdamas jį galioti vos vieno balso persvarą, 6-5. 2006 metais, kai buvo nagrinėjama pirmoji byla, kilo klausimas, kokias konstitucinės teisės, jei tokios buvo, teisėjai manė esant pažeistas ir kokią tinkamą svorį turėjo saugumo sumetimai, kuriais buvo grindžiamas įstatymas. Teismas galiausiai nusprendė, kad bet koks teisės tuoktis ir teisės į lygybę apribojimas buvo proporcingas, atsižvelgiant į tai, kad asmenys siekiantys atvykti buvo iš teritorijos esančios karo būsenoje arba netgi pusiau karo būsenoje su Izraeliu. Be to, valstybė galėjo suteikti išimtis. Kitaip tariant, net jei Izraelio piliečiams taikomos konstitucinės teisės, kartais būtinybė ir saugumas tragiškai reikalauja nepaistytų teisių tam, kad būtų išgelbėtos gyvybės. Tuo tarpu mažumos nuomonę išreiškęs vyriausiasis teisėjas Aharonas Barakas teigia, kad įstatymas neproporcingai pažeidžia konstitucinės teisės ir todėl turėtų būti panaikintas.
Jis rėmėsi ankstesnė teismų praktika. Šioje pusiausvyroje žmogaus teisės negali būti visiškai apsaugotos, tarsi nebūtų teroro, o valstybės saugumas negali būti visiškai apsaugotas, tarsi nebūtų žmogaus teisų. Reikalinga subtili ir jautri pusiausvyra. Tai yra demokratijos kaina. Tai brangu, bet verta. 2012 metais prieš kitą 11 teisėjų kolegiją teismas vėl nagrinėjo šį ginčą ir pasiekė iš esmės tą patį rezultatą tokiu pačiu skirtumu. 6-5, įskaitant vieną teisėją, kuris perėjo į mažumą. Kadangi Barakas tuo metu jau nebedirbo teisme, daugumos nuomonė prasidėjo pacituojant vieną iš jo pačių pasakytų frazių: žmogaus teisės nėra nacionalinės savižudybės receptas. Dabar pilietybės ir įvažiavimo įstatymas vėl nagrinėjamas teisme nuo 2022 metų. Ieškovai siekia jį visiškai panaikinti. O tai yra atskira byla nuo bylos dėl Čagajaus pataisos, prie kurios tuoj pat prieisime. Ši gyvybės ir mirties kova dėl to, kas sprendžia ir kaip, yra pagrindinė Izraelio didžiausių teisinių debatų ašis. Ir iš konservatyvios teisinės perspektyvos, tai taip pat yra atvejo analizė, kai teismas kišasi, turėdamas abejotiną įgaliojimą ir skiria mažiau dėmesio saugumo bei demografiniams klausimams, nei daugelis mano, kad turėtų. Žinoma, tie, kurie sutinka su iki šiol mažumos pozicija teisme, tai mato visiškai priešingai. Šis klausimas yra vienas pagrindinių skaudulių. O kalbant apie pačią Hadžadž įstatymo bylą, tenka vertinti dar sunkesnį interesų konfliktą. Nes kalbame ne tik apie sutuoktinių suvienijimą, vertinamą individualiai, bet ir apie galimą leidimo atšaukimą ar nesuteikimą šeimos nariams, kai kurie iš jų galbūt čia gyvena ir yra įsikūrę jau ilgą laiką. Tai primena tai, kam vakarų moralės ir baudžiamosios teisės principai iš esmės prieštarauja susidūrus su nusikalstamumu. Iš tiesų, galima lengvai pateikti biblijinį argumentą. Iš hebrajų pranašų mes sužinome, kad sūnus neturi kentėti už tėvo kaltę, o tėvas už sūnaus kaltę. Kita vertus, kai turite teroristą, kuris nebijo nei kalėjimo, nei sužeidimo, nei mirties, kas gali priversti jį atsisakyti sprendimo žudyti izraeliečius? Kai tradicinės baudžiamosios bausmės nepasirodo veiksmingos žmogui, kuris pasiruošęs mirti, kai kyla pavojus gyvybėms? Ar valstybė vis tiek turi savo nuožiūrą teikti privilegijas ir lengvatas jo šeimai? Teisė į gyvybę taip pat yra žmogaus teisė. Valstybės teisė ginti savo piliečius yra pagrindinė. Klausimas yra, ką šios teisės leidžia valstybei daryti, kai grėsmė kyla iš asmens, susijusio su žmogumi, kuris įvykdė teroristinį aktą. Kaip teisų pagrindų grindžiamas požiūris atsižvelgia į šiuos faktus, kad būtų išsaugotas Izraelio saugumas. O jei, kita vertus, esame karo būsenoje, kuri pateisina specialias priemonės, tuomet kaip visuomenė, kur norime nubrėžti ribą? Neturiu čia puikių atsakymų, bet norėjau pradėti šią diskusiją, nes manau, kad tai svarbu. Ir galiu tiesiog pasidalinti keliomis mintimis, kurios kilo apie tai galvojant, vėlgi neišsakant konkrečios pozicijos politikos klausimų. Pirmiausia, kaip minėjome, valstybės teisė reguliuoti atvykimą į savo teritoriją yra neatsiejama jos suvereniteto dalis. Valstybės paprastai turi plačią teisę nustatyti, kas gali įvažiuoti jų teritoriją ir kokiamis sąlygomis. Kitos demokratijos, įskaitant Jungtines valstijas, taip pat yra teikiusios plačius apribojimus dėl įvažiavimo, remdamosi nacionalinio saugumo sumetimais. Ir jei norime būti tikrai tikslūs, galime prisiminti, kad Izraelio žydai nėra laukiami jokioje teritorijoje, kurią kontroliuoja palestiniečiai, ar kitų įstatymę nurodytų valstybių, tokių kaip Sirija ar Iranas teritorijoje. Antra. Terorizmui gali reikėti kitokių priemonių nei įprastiems nusikaltimams. Tai veiksmas, kuris specialiai skirtas paveikti daugybę žmonių, siejant jų kasdieniame gyvenime baimę ir skausmą. Teroristui jo tiesioginės aukos yra priemonė perduoti platesnę žinutę, skirtą išgąsdinti, išvyti ir pakenkti visai bendruomeniai. Jis įvykdo veiksmą vienos bendruomenės vardu, padarydamas žalą kitai. Ir tai vėlgi daro terorizmą kažkuo kitokiu nei paprastas nusikaltimas. Ir tam tikrais svarbiais aspektais, artimesniu karo veiksmui. Karo metu valstybės toleruoja tam tikrą šalutinę žalą, siekdamos karinio tikslo, jei ji yra proporcinga. Kova su terorizmu reikalauja tam tikrų mastų mąstyti apie kolektyvus, o ne vien apie individualias teises. Ir šis klausimas tampa dar svarbesnis tose visuomenėse, kuriuose šeima, klanas ir bendruomeninė tapatybė vaidina ypač svarbų vaidmenį. Trečia,
Kai kalba pasisuka apie šeimos narius, šis pokalbis gali tapti labai sudėtingas, nes mes remiamės vakarietišką individualių teisių perspektyvą. Tačiau vien ši mąstymo sistema, galima sakyti, sunkiai susidorojo su tokiais reiškiniais, kaip terorizmas ar masinė migracija vakaruose ir ne tik Izraelyje. Problema ta, kad atskirai pagrindžiamos teisų pretenzijos gali sudaryti kolektyvinę grėsmę kitų asmenų teisėms. Svarbiausia – jų teisė į gyvybę ir saugumą. Esame įpratę manyti, kad žmogaus teisų argumentai supriešina valstybę ir asmenį, kuris turi tam tikrų reikalavimų jai. Taigi, šeimos susijungimo atveju teisme pateikti žmogaus teisų argumentai paliečia daugelio Izraelio piliečių konstitucinės teisės tuoktis, o tai yra iš tiesų jaudinantis ir svarbus dalykas. Tačiau bent jau viešojoje diskusijoje saugumo argumentas paprastai nėra laikomas žmogaus teisų argumentu savaime. Ir aš turiu paklausti, ar tai yra teisingas požiūris, nes teisė į gyvybę yra žmogaus teisė. Teisė į savigyną yra žmogaus teisė. Tai yra pačios pagrindinės teisės. Taigi, kaip įvertinti žmogaus teisų konfliktą? Na, tai paprastai sprendžia įstatymų leidėjas, nors praktiškai čia greičiausiai spręs teismas. Tačiau manau, kad tie, kurie gina poziciją, jog šeimos nariai turėtų prarasti arba niekada negauti leidimo gyventi, taip pat turi savo argumentus pagrįsti žmogaus teisėmis. Lapkričio mėnesį išgirsime daugiau apie Shiro Hadžadž įstatymą, todėl leiskite palikti jums šią mintį apmąstymui ir baigti pozityvę natą. Šią savaitę, kai galvojau apie individualumą ir kolektyvumą, mano dėmesį patraukė Davido Horovico redakcinis straipsnis Izraelio laikraštyje The Times of Israel, kuriame jis atkreipė dėmesį į nerimą keliančius Izraelio ateities rodiklius. Yra užfiksuotas didėjantis išvykstančių, aukštas pajamas gaunančių gydytojų, inžinierių ir technologijų darbuotojų skaičius. Švietimo sistema yra netvarkinga. Charedžių integracija yra labai svarbi, bet sunkiai pasiekiamas prioritetas. Straipsnio esmė buvo ta, kad artėjantys rinkimai yra paskutinė galimybė išvengti visuomenės žlugimo spiralės. Mano atsakymas į tai, nors jis ir neklausė, būtų taip ir ne. Taip, Izraelis turi iššūkių, bet ne. Izraelis iš tikrųjų nėra ant žlugimo ribos, net jį laukia sunkesni metai. Izraelis taip pat turi stiprų kolektyvinės tapatybės sandoros, gilios istorinės tęstinumo jausmą. Šios šalies atsparumas kyla ne vien iš ekonominių rodiklių. Jis kyla iš bendro kolektyvinio likimo jausmo. Ir šiuo klausimu šį pavasarį paskelbta Soharo apklausa parodė, kad 48% izraeliečių nuo spalio 7-osios jaučia sustiprėjusi ryšį su savo žydiška tapatybe, o tik 12% teigia, kad jų ryšys susilpnėjo. 65% teigia, kad jų ryšys su valstybe ir žeme ypač sustiprėjo. Ir ką tai reiškia? Nors kai kurie išvyksta, o tai yra tragedija. Tūkstančiai kitų liks ir atvyks čia kurti savo gyvenimo, kaip žydų istorijos dalies. Izraelis išlieka, nes jo žmonės supranta, kad jie priklauso kolektyvui, kurį verta ginti. Ir net jei tas kolektyvas auga lėčiau nei norėtume, arba tampa skurdesnis nei norėtume, arba tam tikrais momentais labiau susiskaldęs, jis vis tiek egzistuoja. Rinkimai yra labai svarbus. Tačiau net ir sunkiausiais laikais mes išliekame. Dabar, kaip sakiau pradžioje, Izraeliui teks sunkiai dirbti sprendžiant, kaip jis nori valdyti savo sienas ir kaip įvertinti vertybės, kurios svarbios veiksmingiems veiksmams. Bet prisiminkite, visa tai prasidėjo nuo užuominos apie feotą. Mano patarimas Ispanijai – daugiau laiko skirti tokioms rimtoms diskusijoms ir mažiau beprotiškoms sąmokslo teorijoms. Tačiau jei tiems keliems, kurie kaltino Mosadą, vis dar atrodo lengviau, siūlau apklausti keletą delfinų dėl informacijos. Jie buvo išmokyti nekalbėti. Bet aš nenorėčiau trukdyti niekieno fantazijoms. Vaja con Dios, pasimatysime kitą savaitę.